Sveiki! Šitas video bus apie dėkingumą. Aš dabar pusryčiausiu. Aš turiu labai skanų maistelį, paprastą, kiaušinis ir grikiai. Ir aš dėkoju viešpačiui už šitą maistą. Aš dėkoju kiekvienam žmogui prisidėjusiam prie šito maistelio, kas augino vištas, jas prižiūri, myli, kas augina grikius, už visą jo kelią, kas prisidėjo prie grikių atkeliavimo ant mano stalo. Kiekvienam žmogui aš esu be galo dėkinga. Ir jeigu tai būtų kitoks maistas, lygiai taip pat, aš dėkoju už visą šitą maistelį. Laiminu kiekvieną žmogų prisidėjusi prie mano maistelio. Ir ačiū man, sau, kad aš jį pasigaminau. Ir mes taip toli nuo Dievo, mes taip toli, kad mūsų nemokino. Ir jeigu į mus to neįdėjo tėvai, tai iš kur mes žinosime? Tai mes būsime ta pirmoji karta, kuri sugrąžinsime vaikus į dėkingumą. Tai jau dabar yra praktikuojama. Aš mačiau tokį filmą kažkada gan senokai, bet dabar nepasakysiu apie ką filmas, ne tam esmė. Aš mačiau, susėdo visi prie stalo ir va taip rankom susikabino ir visi sako, viešpatie mes dėkojam. Ir man taip užgniaužė širdį, aš irgi taip noriu, aš irgi išmokinsiu visus jūs tai daryti. Pirmiausia savo šeimą, po to savo giminę ir tada visą Lietuvą ir tada visą pasaulį jūs mokysite paprastų dalykų. Ir po to aš pamačiau, Annie Lorak taip daro prieš išėjimą. Annie Lorak yra žymi ukrainiečių dainininkė, iškovojusi labai daug visokių pergalių ten. Daug kas pažįsta, aš nevardinsiu visko. Ir man ji labai patinka ir aš labai ilgą laiką ji man padėjo savo dvasia, savo dvasingumu ir dainomis, aišku. Daug dainų man patinka, bet ne visos. Bet jos visa esybė, aš galvoju, tai čia taip ir aš galvoju, tai čia taip ir aš jaučiu. Tai ji prieš išeidama į sceną, komanda visi susikabina visi kartu ir mes su ta meilė eisim ir užkariausim visus tos žiūrovus, užkariausim, tai gal net ne tai pasakyta, susiliesim su tai žiūrovais, mes būsime visi viena, ir tie dalyviai, ir žiūrovai. Tai yra taip nuostabu, nes mes nesame atskiri. Aš tai va taip, o aš tai va taip. Tai labai svarbu, valgykit, ką jūs norit, bet nesipykit, maldauju, nesipykit. Aš veganas, dabar man, veganai turbūt pasakytų, kiaušiniai yra, ten vištų mėnesinės, man tas pats, aš valgau tas, kas man tinka. Jo? Ir aš nekreipiu dėmesio, kas ten kur kaip. Arba ten žaliavalgis ir ten žaliavalgiai man turbūt tai pasakytų. Tai valgykit, ką jūs norit, bet dėl Dievo meilės, kaip sakant, nesipykit, labai prašau, maldauju, valgykit, nekritikuokit vieni kitų. Aš labai ilgai nevalgiau mėsos, bet aš niekada niekam nepasakiau, kad kaip čia bloga, kaip čia neskanu, ar čia. Ne, aš tylėjau. Ačiū, aš nealkana. Ačiū, aš arbatėlės norėčiau. Nes jeigu ant to stalo nieko nėra, bet niekada neįžeidinėdavau žmonių. Ar taip. Kas ten ką norit, valgykit, ką norit. Bet ką aš noriu pasakyti, šiandien mane labai palietė Facebook'e kosmonautės, aš nežinau tos merginos, ji astrologė,
pasidalinusią savo video su ašaromis ir tikrai labai palėtė mano širdį. Ir sako, aš savo vaikus nuodijau, aš išmečiau ten daug maisto, ten išvežėm kitiem žmonėm. Aš tikrai maldauju pradėti rūpintis savo sveikata. Taip kaip jūs mokote, suprantate, per Aljansum tikrai bus labai daug mokytojų, sveikatos specialistų. Tai viena mano turbūt labai daug jų yra, bet dabar vėl aš nepasiruošus, tai iškrenta iš galvos. Mana Praktis, mergina, Tautvilė, sekite ją, ji labai daug atneša naudos, kas liečia mitybą. Aš buvau pas ją asmeninį konsultacijai ir iš bendros praktikos jūs galite labai daug vien tik iš jų video, labai kviečiu pasekti. Toliau Kulpienė, man atrodo, tokia moteris yra, kuri irgi kviečia ten sveikai mitybai, numesti svorį taip natūraliai, aišku, pridedant sportą, aktyvų savo gyvenimą ir jau jūs būsite sveiki, nes nesveiki žmonės čia nebegyvens. Joks baltas chalatas jums nepadės, jeigu jūs patys nepasirūpinsite savo sveikata. Šventas maistas yra labai paprastas, labai paprastai gaminamas. Nereikia ten dėti tų ir taip toliau. Tarkim, mes lietuviai, Tautvilė, aš labai gerai atsimenu, sako, ji, kai konsultuoja lietuvius ir nelietuvius, taip pat, kai gyvena Londone ir sako, kas su tais ledais lietuviams? Iš tikrųjų, ten labai daug yra bet mes taip mėgstame nuo pat vaikystės tos ledus. Ir aš dabar, ledų gamintojams kreipiuosi nuoširdžiai. Taip, iš šito video. Labai prašau, nedėkite tų Man tiesiog sultis užšaldyti. Gi sušaldyta, tengi nieko nereikia dėti. Ir tarkim, mano Astulė draugė, ji darydavo ledus vaikams. Varškę sumaišydavo su kokiais nors uogytėm, medaus ir viskas. Ir sušaldykite. Ir darykite tokius ledus. Ten šokoladas ant viršaus. Tiesiog, labai prašau, maldauju, nebedėkite, mes jau visi be plaukų, be nagų, mūsų kūnai jau nebeyra. Čia jau kita dalis, bet kiek pas mus yra visas kūnas pilnas chemijos, jis nebegali apdirbti tų cheminių medžiagų, jis nebeturi jėgos išsivalyti. Tai kiek įmanoma, labai prašau visų, maldauju visų maisto pramonės, labai prašau, maldauju ir viską rašykite, kuo mes ypatingi. Mes nededame to, mes tiesiog visiškai kiek įmanoma, duonytė iškepta, tas viskas, tiek ko įdėta, nebedėkit, nebekraukit, mes visi numirsim nuo tokio maisto. Tai tiek, labai prašau, laiminu dar kartą visus žmonės, kurie dirba maisto pramonėje ir jų prekyboje. Ačiū, kad tas maistas ateina ant mūsų stalo, bet nuo šiandien fermeriai klestės. Oi, labai patiko man jūsų piketas, kuris atvaręs į tą, atvažiavę buvo traktoriai, ten visos tos mašinos į parlamentą, prie Seimo. Ir ten pypino, aš tiesiog visa širdimi buvau su jumis, visa širdimi, nes tiesiog sąmoningai yra naikinamas žemės ūkis. Mes turime jį sugrąžinti ir mes pirmieji sugrąžinsime. Mano širdis tokia pilna meilės ir laimės, kad vis dėlto viskas prasidės. Aš taip džiaugiuosi. Ir dabar mano maistas jau baigia atšalti. Palinkėkite man skanių pusryčių ir pasimelskite už mūsų tautą. Ačiū už visą maistelį. Dėkoju kiekvienam lietuviui. Aš tikiu, kad kiekvienas iš jūsų darote pačius geriausius darbus. Myliu jūs, laiminu. Gražios, palaimintos, šviesios, saulėtos dienos.